Radio Bulvaras Europa. 13 valandų 30 minučių ir kaip kiekvieno mėnesio pirmąjį trečiadienį susigirdime laidoje Radio Bulvaras Europa. Ne tik aš, bet ir Tauragės Europe Direct informacijos centro vadovė Isvalda Leknienė. Labą dieną. Labą dieną. Na ir šiandieną, kaip visada, Radio Bulvare papasakosime, kuogi gyvena Europa, kuogi įkvėpuoja, kokios gi naujienos ir, aišku, bus europinėjimas, kurį pratęs būtent europinėjimą, papasakos plačiau apie Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai, būtent Isvalda papasakos apie tai. Na, aišku, aš papasakosiu apie naujienas, na, o gale mūsų tos laidos rubrikėlės bus ir viktorina. Iškart galiu pasakyti, kad klausimas bus susijęs būtent su pirmininkavimu, Lietuvos pirmininkavimu Europos Sąjungos taryboje. Klausykite ir išgirsite. Nu, prizas iš tikrųjų, na, gal vasarai jisai nelabai skirtas, bet tokie orai kaip nenuspėjami yra, jisai labai geras. Pirminis Europe Direct skėtis laukia jūsų. Na tai ką, reikia pradėti nuo tų Europos Sąjungos naujienų. Kaip Europai įveikti krizę ir žengti pirmyn? Daugeliam iškyla toksai klausimas. Europos komisija priėmė Europos valstybėms narėms skirtas rekomendacijas, kaip Europai įveikti krizę ir žengti pirmyn ir sutvirtinti ekonomikos augimo pagrindus. Na ir šios rekomendacijos grindžiamos išsame kiekvienos šalies padėties analizė ir juose pateikiamomis gairėmis vyriausybėms, kaip 2013-2014 metais padidinti ekonomikos augimą jų šalyse potencialą, konkurencingumą ir kurti darbo vietas. Na ir visos šios rekomendacijos reiškia plačių užmojų ekonomikos reformoms. Kita naujiena apie tai, kokios rekomendacijos skirtos Lietuvai, būtent artėjant pirmininkavimui. Lietuva sulaukė palankių vertimų dėl to, kad iš esmės tęsia išmintingą finansinę politiką ir siekia toliau nuosekliai mažinti fiskalinį deficitą. Komisija labai vertina Lietuvos, o taip pat ir Latvijos bei Estijos pasiaukojančias pastangas ir ryžtą išlaikant finansinę discipliną. Tai nelengvas kelias, tačiau jis yra akivaizdžiai teisingas ir ima duoti vaisius. Baltijos šalių ekonomikos praeitais metais augo sparčiausiai Europos Sąjungoje tarp 3,2 ir 5,6%. Na ir svarbiausia, kad šios ekonomikos augimas, skirtingai nei buvęs prieš krizę, yra žymiai tvaresnis. Jis vyksta ant daug sveikesnių ekonominių pamatų. Dar viena naujiena apie tai, kad valstybėms narėms bus lengviau susigrąžinti neteisėtai išvežtas nacionalinės vertybės. Europos komisija imasi naujų veiksmų, kuriais siekiama padėti valstybėms narėms susigrąžinti neteisėtai iš jų teritorijos išvežtas nacionalinės vertybės. Priėmus siūlomus įstatymų pakeitimus bus grąžinta daugiau kultūros objektų. Prie nacionalinio meno, istorijos ar archeologijos vertybių priskirtų kultūros objektų išvežimas yra itin sunki neteisėtos prekybos kultūros vertybėmis forma ir ji atima iš piliečių istorijos ir tapatybės įrodymus ir kelia grėsmę valstybių narių kultūros paveldo apsaugai. Štai elektroninė valdžia tobulėja, bet piliečiai prašo daugiau. Šiuo metu beveik pusė ES piliečių internete ieško darbo, naudojasi viešąją biblioteka, pildo mokesčių deklaracijas, registruoja gimimą, teikia paraišką išduoti pasą arba naudojasi kitomis elektroninės valdžios paslaugomis. 80% piliečių teigia, kad dėl internetinių viešųjų paslaugų jie sutaupo laiko. 76% būtent patinka elektroninės valdžios lankstumas, o 62% tvirtina, kad jie sutaupantis pinigus. Tačiau šie naudotojai labiau patenkinti internetinė bankininkystė ir pirkimu internete negu internetu tiekiamoms viešosioms paslaugoms. Apie bičių sveikatą, štai naujiena tokia. Europos komisija priėmė apribojimą dėl 3 pavadinimų pesticidų ir nustatyta, kad būtent tie 3 pesticidai yra žalingi Europos naminių bičių populiacijai. Šis apribojimas įsigalios nuo šių metų gruodžio 1 dienos ir bus peržiūrėtas ne vėliau kaip per 2 metus. Jis taikomas pesticidams, kurie naudojami bitėms ir apdulkintojams patraukliems augalams ir javams apdoroti. Atliekų mažinimo galimybėse. Štai, gegužės 22 dieną Vilniuje už klimato politiką atsakinga Europos komisijos narė Connie Hedegaard surengė viešą diskusiją apie atliekų mažinimo galimybės ir tokio mažinimo ekonominę bei ekologinę naudą. Kiekvienas lietuvis per metus išmeta beveik 400 kg kietųjų atliekų ir didžioji šių atliekų dalis vis dar keliauja į sąvartynus, o jie išskiria metaną. Šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kurių poveikis yra 30 kartų stipresnis
nei CO2. Jei atliekos būtų geriau tvarkomos, naudos būtų tiek klimatui, tiek ekonomikai. Ir komisijos narė su vietos valdžios verslo, finansų ir aplinkos saugos organizacijų atstovais diskutavo apie tai, kokių veiksmų reikėtų imtis, kad Lietuvoje būtų sumažinta išmetamųjų dujų, būtų skatinamas ekologiškai tvarus augimas ir kuriamos ekologiškos darbo vietos. Na štai europarlamentarų akiratėje nauji automobilių techninės priežiūros reikalavimai. Transporto komitetas gegužės 30 dieną pritarė ES taisyklių pakeitimams, kuriais siekiama sumažinti visų techniniais gedimais susijusių avarijų skaičių. Šiuo metu dėl techninių trūkumų vyksta 6% visų automobilio avarijų ir juose per metus žūsta 2000 žmonių, o dar daugiau yra sužalojama. Dėl tinkamo važinėti keliais teisės aktų rinkinio visas parlamentas balsuos Liepą. Štai pradeda veikti kovai su prekyba žmonėmis skirtas Komisijos ES pilietinės visuomenės forumas. Europa turi glaudžiau bendradarbiauti, kad padėtų šių laikų vergijos aukoms. Šiandien per 100 Europos pilietinės visuomenės organizacijų suvienyje jėgas naujam Europos komisijos įsteigtam kovai su prekyba žmonėmis skirtam ES pilietinės visuomenės forume. Ir šių europinių, nacionalinių ir vietos migrantų teisės ir prieglaudos. Šie europinių, nacionalinių ir vietos lygmenų dirbančių organizacijų veiklos rytis yra žmogaus, vaikų ir moterų teisės, lyčių lygybė, migrantų teisės ir prieglaudos. Na, o dalyviai galės dalytis patirtimi ir konkrečiomis idėjomis, kaip geriausiai padėti nukentėjusiems bei plėsti savo tinklus ir pasirūpinti, kad kiti asmenys netaptų prekybos žmonėmis aukos. Sveikata ir sauga darbe. Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl būsimos ES politikos sistemos. Štai Europos komisija pradeda viešas konsultacijas, per kurias siekiama gauti informacijos iš visuomenės ir sužinoti jos nuomonę atsižvelgiant į 2007-2012 Europos darbuotojų saugos ir sveikatos strategijos vertinimo rezultatus. Tai turėtų padėti nustatyti dabartinius ir būsimus darbuotojų saugos ir sveikatos srities uždavinius ir rasti jų sprendimo būdus. Na ir šiuose nuo šių metų gegužės 31 iki Liepos 26 dienos vyksiančiose konsultacijose raginami dalyvauti visi piliečiai ir organizacijos. Na ir visų pirma, laukiami valstybių narių valdžios institucijų darbuotojams ir darbdaviams atstovaujančių organizacijų, suinteresuotųjų šalių ir specialistų besidominčių saugos ir sveikatos darbės rytimi nuomonė. Štai tiek naujienų iš ES, na ir Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai. Taryba jau įvyko, įžanga įvyks, bet apie tai papasakos plačiau Tauragės Europe Direct informacijos centro vadovė Isvalda Aleknienė. Na tai žodį perteikiu jums apie tai, kaip ta Lietuva ruošiasi būtent viskam ir kaip tai viskas vyks. Ačiū, Kornelijau. Taigi, Liepos 1 dieną Lietuvai prasidės svarbus istorinis etapas. Pusmetį mūsų šalis pirmininkaus ES tarybai. Tai yra ji bus atsakinga už tai, kad valstybės narės sutartų dėl bendrų sprendimų. Ir beje, Lietuva yra pirmoji iš Baltijos šalių, kuriai tenka ši atsakomybė. Na ir prieš kalbant apie patį pirmininkavimą, norėčiau radijo klausytojams trumpai priminti, kokios yra pagrindinės ES institucijos ir kągi jos veikia. Taigi, Europos vadovų taryba. Ji nustato bendrą ES politikos kryptį, bet neturi galių leisti teisės aktų. Europos vadovų tarybą sudaro valstybių ir vyriausybių vadovai. Tarybos pirmininkas šiuo metu yra Hermanas von Rompėjus ir vadovų tarybos susitikimai rengiami nerečiau kaip kas 6 mėnesius ir vyksta net po kelias dienas. Kita institucija, Europos parlamentas, atstovauja ES piliečiams ir jis yra mūsų piliečių tiesiogiai renkamas. Europos parlamente šiuo metu yra 754 nariai, o pirmininkas Martinas Šulcas. Dar noriu priminti klausytojams, kad Lietuva Europos parlamente turi 12 savo atstovų. Kita institucija, Europos komisija, atstovauja visos ES interesams ir ją sudaro 27 komisarai, o pirmininkas yra Jose Manuelis Barozo. ES taryba, joje atstovaujama atskiroms valstybėms narėms. Ją sudaro 27 ministrai, tai yra po vieną ministrą iš kiekvienos šalies priklausomai nuo klausimo, kuris yra sprendžiamas. Taigi, jei kalbama apie švietimą, tai atvažiuoja švietimo ministrai ir tarėsi. Jei kalba eina apie žemės ūkį, tai suvažiuoja žemės ūkio ministrai ir taip toliau. Va šiai tarybai rotacijos principų tai yra iš eilės ir pirmininkauja valstybės narės.
Na, rotacijos tvarka yra tokia. Šalis keičiasi kas pusę metų lotyniškosios abėcėlės tvarka atsižvelgiant į atitinkamos valstybės narės vardo transkribavimą to šalies kalbą. Na, jeigu išvertus į paprastą lietuvių kalbą, tai šalis pirmininkauja abėcėlės tvarka, bet pagal tą raidę, kaip ta pati šalis save vadina. Sakykime, mes Lietuva, na tai aišku L raidė, bet jeigu kalbėtumėm, sakykime, apie Graikiją, tai galvotumėm, kad ji turėtų stovėti prie G raidės, nes ir mes sakom Graikija, angliškai skamba Greece, o graikai stovi prie raidės E, nes graikai savo šalį vadina Elada. Taigi, rotacijos data yra kiekvienų metų nuo sausio 1 dienos iki birželio 30 dienos ir nuo Liepos 1 dienos iki gruodžio 31 dienos. Tai dar kartą pabrėžiu, kad kiekviena šalis pirmininkauja lygiai po pusmetį. Šiuo metu pirmininkauja Airija, po jų vairą perima Lietuva, na, o nuo naujų metų, nuo 2014 sausio 1 Graikija, o vasarą pirmininkaus Italija. Taigi tokia nustatyta pirmininkaujančių valstybių rotacijos tvarka yra iki 2020 metų. Na ir kągi veikia pirmininkaujantį šalis? Yra 3 pagrindiniai uždaviniai tenkantis pirmininkaujančiai valstybei. Pirma, tai vadovauti ES tarybai ir jos darbo grupėms bei komitetams. Įsiklausyti kiekvienos valstybės narės ir kitų ES institucijų nuomonės, suformuoti kompromisinius pasiūlymus. Pirmininkavimas tai įsipareigojimas organizuoti daugelį formalių ir neformalių susitikimų Briuselyje bei pačioje pirmininkaujančioje šalyje. Ir per 6 mėnesių pirmininkavimo laikotarpį paprastai organizuojama beveik 3,5 tūkstančio įvairiausių susitikimų, iš kurių apie 200 vyksta pirmininkaujančioje šalyje, o likusi dalis vyksta Briuselyje ir Liuksemburge. Na, antrasis uždavinys tai yra atstovauti ES tarybai santykiuose su kitomis ES institucijomis, ypač su Europos komisija ir Europos parlamentu. Na ir trečiasis uždavinys moderuoti arba vadovauti ES taryboje vykstančioms diskusijoms ir pirmininkauti posėdžiams. Ir kas be ko, reikia laikytis neutralumo, nešališkumo principo. Taigi Lietuva pirmininkaudama ES tarybai dėmesį sutels į 3 pagrindinius tikslus – patikimos, augančios ir atviros Europos kūrimą. Na ir kągi tai reiškia? Patikima Europa. Europa privalo išmokti gyventi iš turimų išteklių ir vengti neatsakingo skolinimuose. Pirmininkaudama Lietuva skatins atsakingą viešųjų finansų valdymą, stiprins finansinį stabilumą. Tai būtina norint visiškai atkurti pasitikėjimą ES ekonomiką. Auganti Europa. Nors Lietuvos ūkio augimas yra vienas didžiausių ES, bendras ekonomikos kilimas išlieka santūrus. Taigi Lietuva sieks toliau vystyti bendrąją rinką, o tai užtikrins ekonomikos augimą ir, kas labai svarbu, darbo vietų kūrimą. Didelis dėmesys taip pat bus skiriamas mokslo tyrimams ir inovacijoms. Na ir trečiasis – atvira Europa. Sėkmingai eksportuodama Lietuva yra ypač suinteresuota ES atvirumu, gerais ryšiais su partneriais. Todėl ES labai svarbu užtikrinti prekybą su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir Japonija. Aišku, kartu Lietuva sieks ir rytinių partnerių atsivėrimo. Tačiau atvirumas įmanomas tik turint nepriekaištingai veikiantį ES sienų valdymą. Taigi, Lietuva yra parengusi savo 6 mėnesių pirmininkavimo programą ir Lietuvai teks didesnis nei įprasta krūvis, nes, kaip jau matyti, šiuo metu pirmininkaujant Airijai nepavyks pasiekti susitarimo dėl 2014 ir 2020 metų bendrijos biudžeto. Taigi, jei taip atsitiks, tai ši našta guls ant mūsų šalies pečių. Be to, artėja Europos parlamento rinkimai kitais metais ir Europos komisijos kadencijos pabaiga. Kasgi vyks Lietuvoje tą pusmetį? Pirmininkavimo metu Lietuvoje vyks apie 180 renginių. Čia apsilankys per 30 000 oficialių dalyvių ir svečių. Ir tarp jų valstybių vadovai, premjerai, ministrai. Aukšto lygio susitikimai vyks Vilniuje, Litexpo parodų centre, Nacionalinėje dailės galerijoje ir Valdovų rūmuose. Taip pat dalis renginių numatyta, kad vyks Kaune, Druskininkuose, Trakuose ir Klaipėdoje. Na ir visur pabrėžima, kad esminė sklandaus pirmininkavimo sąlyga yra stipri komanda. Taigi jau pasirengė darbams 205 būsimieji posėdžių pirmininkai, 247 pirmininkų pavaduotojai, 950 ekspertų, patarėjų, padėjėjų, koordinatorių bei daugybė vertėjų.
Na ir šiuo metu jau atrinkta 80 savanorių pagalbininkų. Kiekviena pirmininkaujanti šalis susikūrė savo to laikotarpio logotipą. Na, Lietuvoje buvo skelbtas konkursas ir buvo sulaukta net 550 darbų. Laimėjo jaunos grafikės 23 metų Simonos Mykolaitytės darbas. Jos idėją dar patobulino dizainerė Kotryna Zilinskienė. Gaila, kad radijo klausytojams negaliu jo pademonstruoti, bet trumpai papasakosiu. Mūsų logotipas tai mėlyni ratai su trispalve pyne. Gegužės 10 dieną logotipas buvo oficialiai pristatytas visuomeniai. Ta diena Vilniaus centre buvo pakeltas didžiulis aitvaras su šiuo logotipu. Ratas yra bendrumo simbolis, kuris rodo, kad Lietuva sieks būti sąžiningas tarpininkas, suderinant visų interesus. Mėlynas spalva rodo Lietuvos sąsają su Baltijos jūros regionu ir šiaurės šalimis. Na, o tuo metu pynė siekiama atskleisti Lietuvos ryžtą, prisimti atsakomybę. Be to, pynė reiškia ir tvirtumą, ir bendradarbiavimą, ir susitelkimą. Viską kartu. Keliant šį aitvarą Lietuvos prezidentė sakė: dovanojame Europai savo ženklą ir linkime, kad visiems mums kartu, ir Lietuvai, ir kitoms šalims tikrai pasisektų. Na, kasgi iš to pirmininkavimo Lietuvai? Ar čia tik būtinybė, ar ir nauda? Iš tiesų, pirmininkavimas tai labai didelė reklama Lietuvai. Juk nepaslaptis, kad apie mūsų šalį nieko arba mažai žino ne tik pasaulyje, bet ir pačioje Europoje. Jei net vieną kartą švedas niekada nesilankęs Lietuvoje, manęs paklausė, ar veiks jo mobilusis telefonas, kai jis čia atvažiuos. Tai jau ką kalbėti apie tokius graikus ar maltiečius, tai yra šalis, kurios yra tikrai toliau nuo Lietuvos. Taigi tai bus puikia proga mūsų šaliai prisistatyti. Be to tikima, kad bus efektyvesnė valstybės tarnyba, stipresnė europinė tapatybė tarp Lietuvos gyventojų, na ir žinoma suaktyvės atvykstamojo turizmo, investicijų ir eksporto skatinimas. Iš tiesų pirmininkavimas vadinamas savotišku brandos egzaminu Lietuvai. Turime galimybę sustiprinti savo pozicijas Europos Sąjungoje, o tai žinoma pravers ir vėliau atstovaujant mūsų šalies interesams. Na ir jau pradedama spėlioti, kaipgi mums seksis. Lietuvos pirmininkavimo sėkmė bus vertinama ne pagal renginių gausą, o pagal teisėkūros proceso sklandumą ir rezultatyvumą. Šiandien skaičiuojame, kad mūsų šalies pirmininkavimo laikotarpiu ant derybų stalo guls daugiau nei 500 teisės aktų. Anot Lietuvos nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje ambasadoriaus Raimundo Karoblio, pagal mūsų pirmininkavimo metu ketinamų priimti teisės aktų skaičių galime tapti rekordininkais. Pavyzdžiui, anksčiau pirmininkavusi Slovenija priėmė 74, Prancūzija 76, Čekija 78, Švedija 15, Ispanija 35 teisės aktus. Na, o kaip aš minėjau, Lietuva pretenduoja į 500. Tačiau tai, kaip pavyks susitarti dėl teisės aktų, bus visos ES, o ne vien pirmininkaujančios šalies išskirtinė sėkmė. Noriu pasakyti, kad ledai jau pajudėjo, tai yra realūs darbai ir vizitai Lietuvoje prasidėjo. Iki Lietuvos pirmininkavimo likus mėnesiui Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė paskutinėmis gegužės dienomis Vilniuje susitiko su itin garbiais svečiais. Europos parlamento pirmininku Martinu Šulcu, strateginius sprendimus priimančios Europos parlamento pirmininkų konferencijos nariais ir už teisingumą, pagrindinės teisės, ES pilietybės ir lyčių lygybės klausimus atsakinga Europos komisijos viceprezidentė Viviane Reding. Na, šalies vadovė svečiams pristatė Lietuvos vyriausybę ir svarbiausius Lietuvos pirmininkavimo darbus. Ir šią dieną galima vadinti Lietuvos pirmininkavimo įžanga ir realių darbų pradžia. Prezidentė su mano jau anksčiau minėtais garbiais svečiais bei ekspertais, diplomatais, politikais, politologais ir studentais taip pat dalyvavo diskusijoje Piliečių Europa, kuri skirta Europos piliečių metams paminėti. Šią diskusiją siekta paskatinti visus europiečius aktyviau įsitraukti į Europos ateičiai svarbių sprendimų priėmimą. Atidarydama diskusiją, prezidentė sakė, kad tik tuo met, kai tikėsime tuo, ką darome, mus lydės sėkmė. Šiuo metu tik kas trečias europietis tiki Europą. Todėl būtina siekti, kad žmonėms labiau rūpėtų tai, kas vyksta Europos Sąjungoje ir kad jie patys vis labiau įsitrauktų į Europos Sąjungos gyvenimą savo kasdienių darbų, idėjomis ir iniciatyvomis. Europa nėra tik Briuselis ar Europos Sąjungos institucijos. Europa esame mes visi. Kokią Europą mes patys sukursime, tokie jie ir bus. Piliečių įsitraukimas į sprendimų priėmimą yra svarbus tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygmeniu. Vienas iš reikšmingiausių vaidmenų europiečiams tenka renkant Europos parlamentą.
Todėl labai svarbu, kad kuo daugiau žmonių pareikštų savo valią Europos parlamento rinkimuose kitą pavasarį ir kad savo atstovus rinktų atsakingai. Tam, kad žmonės patys norėtų aktyviau dalyvauti ES vykstančiuose procesuose, būtina, kad kuo suprantamiau juos informuoti apie tai, kas vyksta, kokie sprendimai priimami ir kokiamis teisėmis jie gali naudotis, būdami ES piliečiai. Lietuva pilietiškumo skatinimui skiria ypatingą dėmesį. Į pasirengimo pirmininkauti darbus įsitraukia ir Lietuvos žmonės. Pirmininkavimo renginiuose, kaip jau minėjau, talkins netoli 100 savanorių, o ir Lietuvos miestuose rengiamos diskusijos apie pirmininkavimą ir jo svarbą. Na, tą pačią dieną, tai yra gegužės 31-ąją, sostinės Gedimino prospekte prezidentė ir šie garbūs svečiai atidarė Europos namus. Čia po vienu stogu įsikūrė visos Lietuvoje veikiančios ES institucijos, Europos komisijos atstovybė, Europos parlamento informacijos biuras ir Europos lyčių lygybės institutas. Dar noriu pacituoti mūsų prezidentę, ką jis sakė šių namų atidarimų proga. Daugiau nei 500 milijardo tų pačių vertybių ir interesų vienijimų senojo žemyno gyventojai turės savo namus Lietuvoje. Simboliška, kad jie atidaromi mūsų šalies pirmininkavimo ES išvakarėse. Europa yra atvira, girdinti ir norinti suprasti kiekvieną savo pilietį. Todėl labai džiaugiuosi, kad mes turėsime vietą, kuri galės priimti kiekvieną europietį ir būti jam draugiška, suprantanti ir padedanti. Pasak prezidentės, atverdami Europos namus pačioje sostinės širdyje, mes dar labiau priartiname Europą prie savo gyvenimo. Minėdami Europos piliečių metus ir ruošdamiesi pirmininkavimui, lietuviai turi išskirtinę progą aktyviau įsitraukti į europiečių gyvenimą ir dalyvauti, kuriant mūsų visų Europą. Na, Europos komisijos atstovybės vadovė daktarė Natalija Kazlauskienė po savo iškilmių kalbos svečiams pristatė Europos namų institucijų darbuotojus. Europos namuose veikia visiems mums lankytojams atvira biblioteka, yra ir bus organizuojami įvairūs seminarai, susitikimai ir diskusijos. Čia bus galima rasti naujausių leidinių, vaizdo ir garso medžiagų susijusios su Europos Sąjunga. Na, tai tiek yra rimtosios informacijos. O dabar šiek tiek dar noriu papasakoti apie pirmininkavimo virtuvę. Iš ties daugumai lietuvių kyla klausimas, kiek tai kainuos Lietuvai. Ir įvardinsiu labai konkrečiai – 214 milijonų litų. Ir kai tai pasakau kokioje nors auditorijoje, išgirstu – oho. Tačiau tai bene kukliausia suma išleista pirmininkaujančios šalies. Palyginimui pasakysiu, kad Liuksemburgas išleido 345 milijonus, Suomija 260, na, o Čekija 414 milijonų, o mes 214 milijonų. Na, o dabar vienas didžiausių užsienio reikalų ministerijos rūpesčių yra atidarimo renginys. Jos scenarijus ir režisūriniai sprendimai, kuriais šiuo metu rūpinasi režisierius Dalius Sabarius, kol kas laikomi paslaptimi. Tačiau, sprendžiant iš viešai paskelbtų techninių reikalavimų būsimam paslaugų teikėjui, galima susidaryti vaizdą, kad Lietuva bandys nustebinti Europą. Lietuvos karalius Mindaugo karūnavimo dienos išvakarėse Vilniaus universiteto didžiajame kieme vykstančiame renginėje laukiame 1000 svečių. Ruošiami 28 būgnininkai, tiek pat trimitininkų, įrengti laiptai 200 choristų. Na, o pagrindinė renginio idėja – sujungti Lietuvą su kitomis ES valstybėmis narėmis, muzikinėmis ir vaizdo projekcijomis. Iš viso bus nufilmuoti ir parodyti 27 klipai, sukurti skirtingų ES šalių sostinėse. Na, iki 2 valandos nakties Vilniuje veiks ir kiti renginiai. Bus įsijungti į festivalį Kultūros naktis. Vilniečiai ir miesto svečiai turės galimybę išvysti daugiau nei 160 įvairiausių projektų. Muzika, teatras, šokis, fotografija, instaliacijos, tapyba ir poezija užlies Vilniaus gatves, skverus, parkus ir netikėtas erdves. Ir be to šiais metais Kultūros naktis taps pagrindiniu Lietuvos pirmininkavimo atidarimo renginiu. Vėlgi mums eiliniams žmonėms smalsu, kokiomis dovanomis pamaloninsim svečius. Aukščiausio rango pareigūnams numatyti grafikos meno kūriniai, žemesniems mobiliųjų telefonų krovikliai su USB jungtimis, pagaminta nemažai kaklaraiščių, šalikėlių, įvairiausių kanceliarinių prekių. Specialūs reikalavimai yra keliami ir gėlėms. Jos turi atitikti Lietuvos ES tarybai pirmininkavimo raktinius žodžius, kad Lietuva moderni, kurianti, jauki.
Gėlės turi atspindėti Lietuvos augalų įvairovę. Taigi bus naudojamos rožės, tulpės, frezijos, vilkdagiai, gerberos, lelijos, saulėgražos, skardeliai, jonažolės bei kiti augalai. Na, o maistas garbiems svečiam turi kelti gerus įspūdžius ir atsiminimus apie Lietuvą. Taip pat svečiai bus vaišinami lietuviško alumi ir vaistažolių arbata. Nors prie ES tarybos vairo Lietuva stojo Liepą, pirmosius 2 mėnesius pirmininkavimo darbotvarkė nebus įtempta, rugpjūtį dėl atostogų apskritai nenumatyta jokių renginių, tuščia ir gruodžio antroji pusė. Tai tiek įdomybių. Aš esu tikra, kad stebėsime vykstančius procesus televizijos ekranuose. Tačiau jau dabar visas naujienas galite rasti užsukę specialiai sukurtą internetinę svetainę, kurios adresas www.eu2013.lt. Beje, Liepos 1 svarbi yra ne tik Lietuvai, bet ir Kroatijai. Ta diena Kroatija taps pilnateisė ES narė. Ir į ES šeimą, ir šitą šeimą jau sudarys 28 šalis. Taip pat radijo klausytojams dar kartą noriu priminti, kad žmonės domėtųsi savo kaip Europos piliečių teisėmis. Praeitą savaitę pati susidūriau su viena problema. Vasario 16 dieną lankiausi Palangoje stintų šventėje ir prisiskanavusi šių žuvelių užsukau į vieną drabužių parduotuvę ir nusipirkau vasarinę suknutę. Na, grįžusi namo su visų maišeliu, taip ir padėjau ją į spintą, o dabar jau atėjus vasarai nutariau ją apsivilkti. Na, pasimatavus nusprendžiau, kad ji man per trumpa. Kaip tik vykau savaitgalį į Palangą, todėl pasiėmusi suknelę, nuėjau į tą pačią parduotuvę ir pasakiau, kad noriu ją grąžinti. Nesužinojusi, kada tą prekį įsigijau, o tai maždaug prieš 3,5 mėnesio, pardavėja pasakė, kad geriausiu atveju man gali ją pakeisti į kitą prekę. Va tada ir išdrožiau, kad pagal Europos vartotojų teisę prekę aš galiu grąžinti per 2 metų laikotarpį. Ir tai suveikė labai greitai ir aš be kalbų atgavau pinigus. Taigi, baigdama, noriu Lietuvai palinkėti sklandaus pirmininkavimo, jo žmonėms savo kaip Europos piliečių teisių išmanimo ir visiems klausytojams gražios vasaros. Na, iš tikrųjų, informatyvu yra ir daugelis galbūt klausimų tų tokių atsakyta, kas žmonėms kilo būtent apie pirmininkavimą ir galbūt sužinojo to, ko tikrai nesužinojo. Ko nežinojo. Na ir viktorinos klausimas, kaip ir visada, laidos gale. Galite skambinti, iškart pasakau telefoną 86731881, na, o viktorinos klausimas, kada Lietuva baigs savo pirmininkavimo ES taryboje. Dovana jūsų laukia firminis Europe Direct skėtis, na ir jis, manau, pravers iš tikrųjų tokių permainingų orų, kada šviečia saulutė, iš tos saulutės papliūpsta nei iš šio, nei iš to lietutis ir tikrai gražus stilingas skėtis, tad paskambinkit mums, kažkas ir skambina. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Kasgi mums paskambina? Laima. Malonu, Laima, kad paskambinot. Na, tai ar žinot atsakymą į klausimą? Ar pakartot jums klausimą, ar girdėjot? Pirmininkavimą baigė gruodžio 30 dieną. 31 dieną. Taip, teisingai, iš tikrųjų. Ar žinojot, ar girdėjot? Žinojau ir girdėjau. Žinojot ir girdėjot. Žinomas klausimas, taip. Aišku, gerai, tada nepadėkit telefono ragelio, susitarsim, kaip atsimti prizą. Ačiū labai. Kągi, prizas atiduotas ir greitai atiduotas, žmonės, matot, domisi įsvaldam. Na ir pabaigai, kaip visada, dainelė, Eurohitas, kuris susietas prieš 25 metus, būtent su Sąjūdžiu kartu pradėjome, aišku, kurti demokratišką atvirą visuomenę, drąsiai keitėme Europos istorijos kursą, o dabar pirmininkaudami ES tarybai kursime Europos ateitį. Na ir ta proga, antis Lietuvos valstybė. Tarybų sąjunga tautai įdomi. Ei, tu iš Prūsijos išsienieti. Čia dar ne Rusija, Rusija toli. Ei, tu kvapnusis europieti. Paryž Maskva, draugystės traukinys. Sakai, žemėlapyje net nepažymėta
nėra nei Estija, nei Latvija, nei Lietuva. Mūsų gyvenimą žinai, ei tu, naivus aristokratą, kaip